Na ką, prasideda mūsų kelionė Martyno Liuterio takais. Aplankysime keletą labai svarbių vietų, miestų, kuriuose palikti gilūs didžiausio reformatoriaus, reformacijos tėvo Martyno Liuterio pėdsakai. Pradedam mes pačiame reformacijos žaizdre, pačiame centre Wittenbergo mieste, kuris šiandien taip ir vadinasi Liuterio miestas Wittenbergas. Čia Liuteris gyveno, nemažą savo gyvenimo dalį praleido būtent Wittenberge. Ir tai yra svarbiausia vieta, todėl kad čia jisai parašė svarbiausius tekstus. Čia iš tiesų 95 tezės, kurios pasitarnavo kaip tas žiežirba parako statiniai susprogdinti. Ir jo mokinys Filipas Melanktonas, ar Melanktonas, nežinau kaip geriau būtų kirčiuot, rašo, kad Martynas prikalė tas tezes va štai šitoje visų šventųjų bažnyčioje, ant bažnyčios durų, arba dar vadinamoje pilies bažnyčioje. Čia sakytas ne vienas Liuterio pamokslas. Čia, žodžiu, vyko labai daug veiksmo, nors miestelis nedidelis, bet iš to nedidelio miestelio visoje Europoje užsidegė nauja šventosios dvasios ugnis ir į žmonių širdyse įsižiebė nauja viltis. Ir mes pasistengsim bent jau pasiaiškinti, kas būtent uždegė, kokios mintys rezonavo širdyse, atliepė vokiečių širdyse, o po to ir kitų europiečių širdyse. Taigi labai džiaugiuosi iš tiesų, kad galiu ir kitus pakviesti, drauge pakeliauti ir pasisemti iš to lobyno, kuris mano galva nėra pakankamai atrastas, ypač Lietuvoje. Ypač mes iš katalikiškos šalies, kurios reformacija nepalietė, jeigu jinai palietė mažąją Lietuvą, didžiosios Lietuvos, jinai tikrai nepalietė ir iki šių dienų daugeliui tas Liuteris yra kažkokia neatrasta mistinė asmenybė ir labai dažnai priešiška arba tokia eretiška, nuo kurios reikia laikyti didesnį atstumą. Bet Liuteris yra Dievo žmogus, kuris ne tik savo kartai patarnavo, bet turi ką pasakyti ir mums. Taip kad jo mintis, ištraukos iš knygų yra be galo aktualios ir šiandien mums, jeigu mes mokame skaityti, jeigu mes mokame adaptuoti ir ne tik perkelti iš ano laikmečio per 500 metų, per pusę tūkstantmečio į savo daržą permesti, bet pabandyti suprasti, ką Liuteris šiandien kalbėjo. Tai Wittenbergas yra ta vieta, kur mes pradedam ir be galo džiugu ir smalsu man pačiam. Kelionė prasideda, tad keliaukime. Liuteris buvo ne tik teologas, bet ir labai muzikalus žmogus.
jis dar būdamas vienuoliu turėjo elgetauti. Ir jam padėdavo būtent tai, kad jis galėjo groti ir tokiu būdu, kaip gatvės muzikantas, pritraukti žmonių dėmesį ir, užsidirbti duonai. Ta praktika buvo tarp vienuolių ir tai buvo laikoma kaip tokia šventumo, maldingumo charakteristika. Jeigu žmogus gali elgetauti, nusižeminti, jam negėda prašyti kitų, tai reiškia, jisai tinka būti šventuoju. O čia ant bokšto viršaus yra būtent viena Liuterio žinomiausių giesmių, vienas žinomiausių himnų. Dievas yra saugi mūsų tvirtovė. Vartai į Vitenbergo universitetą, įkurta 1502 metais. Ir universiteto įkūrėjas Frederikas Išmintingasis norėjo, kad šis universitetas taptų žinomas visoje Europoje. Ir jo svajonė išsipildė. Ne taip, kaip jis laukė. Vienas iš profesorių pradžioj dėstęs filosofiją, Aristotelio filosofiją, po to teologiją, buvo Martynas Liuteris. Ir būtent savo kolegas 1517 metais Liuteris ir kvietė apsvarstyti indulgencijų klausimą tomis 95 tezėmis, kurias jis prikalė ten truputį žemiau prie tvirtovės bažnyčios durų. Jos buvo parašytos lotyniškai, o tai reiškia, kad liaudis jų nesuprato. Jis kvietė kolegas, išsilavinusius teologus svarstyti klausimą, kad indulgencijos netitinka nei Evangelijos dvasios, nei Evangelijos raidės. Kitais žodžiais tariant, tai yra klaidingas mokymas ir jo tikslas yra iš tiesų atnešti pelną Romai. Gimė traktatai pakeitę iš viso bažnyčios istoriją. Gimė mintis šituose koridoriuose, kurios gražino ne tik tai Augustino malonės teologiją, bet apaštalo Pauliaus malonės teologiją, tuos Kristaus slėpinius bažnyčiai, tikintiems. Tai čia šitoj vietoj. Tarp kitko, Korėja, tas pavadinimas, tai buvo Baltasis kalnas. Baltasis kalnas. Tokia buvo vizija Frederiko Išmintingojo, kad šitas universitetas taptų iš tiesų kalnu, šviečiančių kalnų. Ir mums lietuviams be abejo reikia didžiuotis, kad vienas iš mūsiškių, Stanislovas Rafaelionis, šiame universitete apsigynė teologijos daktaro laipsnį. Ir tema atgaila. Be abejo, tai buvo Martyno Liuterio paties viena labiausiai, svarstomų, apmastomų temų.
tiek 95 tezėse, tiek kitose knygose, kitose tekstuose. Bet Stanislovas Rapolionis gynėsi ir pats Martynas dalyvavo tame gynimėsi. Ir tai yra didelė garbė ir įrodymas iš tiesų, kaip universitetas labai nedidelė miestelė, visai naujas, reiškia, žiūrint, lyginant su kitais Europos universitetais, tapo traukos centru. Iš visos Europos studentai keliavo į Wittenbergą visų pirma, kad paklausytų profesoriaus Martyno Liuterio, daktaro Martyno Liuterio. Bet universitete buvo daug kitų gabių dėstytojų, dėstoma ir hebrajų kalba, dėstoma graikų kalba, dėstoma biblistika, dėstoma, be abejo, scholastika, kurios Liuterio dėka buvo atsisakyta. Tai čia šitame universitete vyko naujovės, kurias po to jau perėmė Halės universitetas, ir be abejo Lietuvoje Karaliaučiaus universitetas. Wittenbergo universiteto modelis, replikavo save, buvo steigiamas įvairiose vietose. Ir mes čia stojam, todėl man tai yra neišsakomas jausmas. Nes tiek daug skaityta, tiek kartų apie tai žiūrėta į šią vietą per puslapius, per knygas, o dabar čia stovėti yra tikrai neapsakomas jausmas. Einame nuo Wittenbergo universiteto link Tvirtovės bažnyčios, visų šventųjų bažnyčios. Ir šitas kelias yra labai simboliškas, nes tai kelias nuo universiteto iki bažnyčios. Be abejo, istoriškai jis svarbus šis kelias tuo, kad 1517 metais spalio 31 dieną Martynas Liuteris šituo keliu ėjo nešinas teksto, kurį parašė dideliame įkvėpime. Jis nešė 95 tezes, tam, kad jas, pasak Filipo Melanktono, prikaltų prie bažnyčios vartų. Vartai buvo tarsi skelbimų lenta, nors šiuolaikiniai tyrėjai, mokslininkai dvejoja, ar tai yra istorinis faktas, bet manau, kad ištikimiausių Martyno Liuterio bendražygių ir, iš dalies galim sakyti, mokinių Melanktonų dvejoti nėra didelio pagrindo, būtent jis parašė, kad Martynas prikalė tas tezes prie šios bažnyčios vartų. Kaip ten bebūtų, idėjos gimusios universitete buvo atnešamos į bažnyčią. Teologinės, teologiškai, sakykime, išmąstytos mintys pasiekė bažnyčiai. Ir bažnyčiai prasidėjo atsinaujinimas, kaita. Nauji dalykai, kurių sunkiai galima buvo prognozuoti anksčiau. Ir aš manau, kad ir šiandien tai labai svarbi, ta simbolinė tiesa, kad tam, kad bažnyčioje keistusi gyvenimas, tam, kad ateitų prabudimai, tam, kad ateitų atsinaujinimas bažnyčios viduje, reikalingas universitete arba tame tyrime, giliame ieškojime apmąstytas
pagrindas, pamatas. Ir, man tiesiog įstabu, mes artėjame, jau esame visai prie pat tos bažnyčios durų, kur šiandien yra tos tezės iškaltos ant jau ne ant medinių durų, bet ant geležinių. Ir yra tokia, sakytume, istorinė vieta. Jas pamatyti yra viena. Tezes suprasti ir pritaikyti mūsų dienoms yra visai kas kita. Ir aš manau, kad mes turėsim dar progos paskaityti ir pačias tezes, ir pakalbėti, kas motyvavo Liuterį jas parašyti. Bet aišku viena, kad reformacija prasidėjo čia, taip jau bent laikoma, būtent tą dieną, spalio 31 dieną, prieš visų šventųjų dieną, Liuteris norėjo pasakyti savo kolegoms ir apskritai to meto bažnyčiai, kad ne šventieji teikia gyvenimą, ne šventieji gelbsti, o gelbsti Jėzus Kristus. Gelbsti Dievas per Jėzaus kryžių. Ir Liuterio teologija yra kryžiaus teologija. Ir tai yra be galo kristocentriškas mąstymas ir ta kristocentriška žinia. Ne žmogus yra centre, o yra Kristus, kabantis ant kryžiaus dėl mūsų centre. Ir jeigu mes į jį nukreipiam tikėjimo žvilgsnį, jeigu į Jėzų nukreipiam savo tikėjimo akis, Dievas mums dovanoja tą begalinę malonę, neaprėpiamą malonę ir išteisina mus, teisumą ir gyvenimą su juo ir amžiną gyvenimą anapusybei. Tai taip atrodo dabar tos mūsų bažnyčios durys, reiškia, ir jose yra tas lotyniškas tekstas, sunkiai skaitomas mažom raidelėm. Bet tai yra reformacijos pradžia. Tai yra iš tiesų, sakykime, tekstas, kuris pakeitė ne tik bažnyčią, ne tik bažnyčios teologiją, ne tik atnešė naujas konfesijas, bet tai tekstas, kuris pakeitė vakarų Europą, vakarų civilizaciją kaip tokią. Ir be jo nebūtų modernybės, neateitų modernūs laikai. Jis pakeitė ne tik religinį gyvenimą, jis pakeitė visuomeninį gyvenimą, politinį gyvenimą, atsiskyrimą nuo Romos tuo metu, kuris greitai sekė, nes tos grafystės vokiečių pradėjo atsiskirti. Taigi religinis, politinis, tačiau viskas prasideda ten, universitete, universiteto auditorijose, kai daktaras Martynas kalba studentams. Jis parodo neatitikimą tarp bažnyčioje gyvavusių idėjų ir šventojo rašto. Kad šitie du dalykai netitinka vienas kito. Ir jo kvietimas yra: grįžkime prie šventojo rašto, grįžkime prie šaltinių ir pabandykime gyventi iš tiesų kaip krikščionys, kaip gyveno Kristaus apaštalai ir pirmoji bažnyčia. Atvykęs į Wittenbergą, Liuteris buvo priverstas dėstyti Aristotelį. Ir Aristotelio metafizika ir apskritai scholastika.
nes viduramžių teologija, kuri įgavusi tą scholastikos pavadinimą, rėmėsi Aristoteliu. Tačiau pačiam Liuteriui buvo esminis prieštaravimas tarp Evangelijos žinios ir to scholastinio sukrikščioninto Aristotelio. Ir visgi jis pradeda būtent nuo filosofijos studijų ir dėsto, kad štai ką jis rašo vienam savo draugui iš šito universiteto. Iš Dievo malonės laikausi gerai, išskyrus tai, jog turiu visas jėgas sutelkti filosofijos studijoms. Vos atvykęs į Wittenbergą, nuoširdžiai troškau pakeisti jas teologijos studijomis. Bet kalbu apie tokią teologiją, ir va čia seka teologijos apibrėžimas, bent apibūdinimas, kuris yra be galo išraiškingas ir cituojamas ne tik tai šito biografo Martyno Liuterio, bet daugelio kitų. Kalbu apie kokią jis teologiją kalba. Kalbu apie tokią teologiją, kuri ieško riešute branduolio, lukštuose kviečio grūdo, čiulpų kauluose. Apie pačią giluminę vidinę teologiją. Štai tokia teologija buvo Liuterio svajonė ir jinai išsipildo, ne iš karto. Būtent jis čia studijuoja teologiją ir turi iš filosofo, nuvytusio filosofo, tapti gyvybę nešančių teologų. Ir galiausiai jo tos svajonės išsipildo ir kaip teologijos daktaras jis pradeda nuo psalmių. Kurį laiką jisai dėsto psalmes, bet įdomu tai, kad kai jis pradėdavo, sakykime, kalbėti iš psalmyno, jis studentams kalbėdavo metus 2. Po to jau įmamas laiškas romiečiams, ir laiškas romiečiams vėl dėstomas ilgą laiką. Tai priklausomai nuo to, kada tu buvai Liuterio studentas, sakykime, tu girdėjai arba vieną švento rašto knygą, arba kitą. Tai tas be galo, aišku, ir žavu. Beje, paskaitos prasidėdavo, kaip jis pats rašo, aš dėstau universitete nuo 6 ryto iki, man atrodo, 8. Štai. Tada manęs laukia pamokslas bažnyčioje, tada manęs laukia šūsnis laiškų, kuriuos aš turiu parašyti. Tada, reiškia, jis dar, eina dar kitur į vienuolyną, ten kalba vienuoliams ir taip toliau. Žodžiu, Liuteris buvo visą laiką veiksme ir tarnystė. Jo tarnystė prasidėdavo 6 ryto, baigdavosi vėlai. Tuo metu jisai gyveno Celiai, Augustinų vienuolyne, čia visai šalia. Ir jis pats rašo, jau po to, kai jis vedė, kad koks skirtumas dabar yra mano lova. Nes kai aš buvau vienuolis ir profesorius, reiškia, viengungis, aš nekeičiau savo čiužinio ten kelis metus. Tai aš suprantu, kad tai buvo šiaudinis čiužinys, bet jį kažkaip reikėjo pakeisti. Vis tiek matomai buvo ir kažkokie tai lininiai ar kažkokie apvalkalai. Bet jis sako, aš grįždavau toks pavargęs, kaip mes sakytume, nusikalęs, kad aš krisdavau į lovą. Vat po tokios dienos ir man jau buvo nesvarbu, ant ko aš miegu. Ir kaip tai pasikeitė, kai aš gavau tokią žmoną, kokia buvo Katerina von Bora.
Liuteriui ir Katerinai gimė 6 vaikai. 3 mergaitės ir 3 berniukai. Ir jie įsivaikino. Kiek aš pamenu, Martyno sesės, gal brolio vaikus. Taip kad iš viso šituose namuose Martynas ir Katerina, o labiausiai Katerina, augino 17 vaikų. Be to reikėjo prižiūrėti ūkį. Na ir praktiškai Katerina von Bora tampa liuteroniškos šeimos moters idealu. Na, galbūt aliuzija į patarlių knygos skyrių, kokia yra ta dievobaiminga moteris. Bent jau, na, aplinkiniai būtent tokį pavyzdį mato Katerinoje. Na ir pats Liuteris labai gražiai apie ją atsiliepia įvairiose vietose. Be abejo, Liuteris turėjo daug humoro, be galo daug įvairiausių posakių. Bet apie savo žmoną jisai net ir ją kreipėsi: tu mano šonkaulis, tu mano mozė, tu, reiškia, mano Ieva arba tu Ieva. Ir kitokiais epitetais, bet visada labai, na, pagarbiai, kažkiek su jumoru, meiliai. Tai va, nors aišku, namų rūpesčiai krisdavo ant šitos moters pečių, tuo tarpu, kai Liuteris nešė ne tik tai, na, profesoriaus, pastoriaus, reformatoriaus naštas, na, bet apie jį rašoma kaip ir iš tiesų apie labai pareigingą tėvą. Tai, na, tikrai miela, kad tokia skulptūra, kur sako, kad čia jos tikras ūgis, na, yra pamėginta mums perteikti būtent pamaldžiosios Katerinos von Boros asmenybę. Ekskomunikacijos procesas reikalavo, kad pasmerktasis atsižadėtų savo erezijos. 1521 metais Liuteris vyksta į Wormso seimą ir imperatoriaus akivaizdoj yra paklausimas. Ant stalo jis pamato išdėliotas savo knygas ir išgirsta klausimą: štai tavo knygos, ar tu jų atsižadi? Taip arba ne, nebus jokių diskusijų, tu neturėsi galimybės jų apginti, bet ar tu atsižadi? Liuteris paprašo vienos dienos apmąstymams ir kitą rytą atėjęs pasako, kad visos šitos knygos yra mano parašytos, suskirsto į 3 skirtingas grupes jas, bet, sako, nei vienos aš negaliu atsižadėti. Vienos beje parašytos kaip evangelijų aiškinimai, kaip pamokslai, kitos parašytos prieš Romos iškrypimus ir popiežystės nusikaltimus. Aš negaliu ginti blogio, aš todėl negaliu jų atsižadėti. Na, o kita yra mano laiškai draugams, mano žinutės bičiuliams. Galbūt ten kai kurie dalykai gali būti pataisomi, bet iš esmės aš ir jų negaliu atsižadėti. Ir tada jisai pasako, na, baigiamosios kalbos tą pabaigą, kuri yra cituojama praktiškai visose Liuterio biografijose. Jeigu manęs neįtikinsite šventojo rašto liudijimu ir racionaliais, aiškiais argumentais,
Aš nepasitikiu, negaliu pasitikėti vien popiežiumi arba bažnyčios susirinkimais, nes žinau, gerai žinau, kad jie klysdavo ir prieštaraudavo vienas kitam. Taigi, aš esu, mano sąžinė yra šventojo rašto vergė. Ir aš negaliu ir nenoriu atsižadėti, kas tai bebūtų, nes tai nesaugu ir neteisinga mano sąžinės atžvilgiu. Tai Dievas man padeda. Amen. Kai kurie vėlesni, nes susirinkimas šitas yra protokoluojamas, bet jau vėlesni protokolai prideda žodžius: štai aš stoju, štai aš čia stoju, aš negaliu kitaip. Ir net yra štai aš čia stoju viena Liuterio biografija šito pavadinimu. Nors greičiausiai jis tų žodžių ir nepasakė. Einam link Šventosios Marijos bažnyčios. Bažnyčios, kuri taip pat buvo svarbi Wittenbergo centre, nors tai ne pilies bažnyčia, apie kurią daugiau žinome ir skaitome. Ši bažnyčia yra svarbi tuo, kad pirmą kartą reformacijos istorijoje, pirmą kartą po viduramžių čia Eucharistija yra dalinama dviem pavidalais. Tai yra duonos ir vyno pavidalu, bet žmonėms, pasauliečiams. Ne tik kunigams leidžiama priimti antrą Eucharistijos pavidalą, tai yra vyną, bet ir eiliniam žmogui. Ir iš tiesų Eucharistijos klausimas yra vienas teologinių klausimų, kuris užėmė labai reikšmingą vietą debatuose ir netgi Liuterio pasmerkime, kiek aš pamenu, bulėje, popiežiaus bulėje Leono X, kuri pasmerkė Liuterį kaip eretiką. Vienas iš punktų yra būtent tai, kad liaudžiai yra duodamas vynas. Todėl šita bažnyčia iš tiesų yra labai reikšminga. Beje, Liuteris joje pamokslaudavo. Liuteris sakydavo pamokslus įvairiose vietose. Kalbama, kad jis pradėjo pamokslus sakyti kažkokioj koplyčioj, kuris stovėjo čia centre Wittenberge ir buvo maždaug 10 metrų ant 6 medinė bažnytėlė. Bet reiškia, jis sakė ir karaliaus, ta prasme, ne karaliaus, bet rinkiko Frederiko namuose, ta prasme didikų namuose sakydavo pamokslus ir tose visai mažose vietose. Ta prasme, įdomu, kad tos Liuterio homilijos skambėdavo visur, įskaitant ir šitoj Šventosios Marijos bažnyčioj. Wittenberge yra ne tik tai Liuterio namas, bet ir Melanktono, Filipo Melanktono namas, muziejus, kurį aplankėme. Ir be abejo, Melanktonas yra ryškiausias reformatorius po Martyno Liuterio, jo draugas, jo kolega. Ir Liuterio kvietimu sakoma, jis atvyksta į Wittenbergą, į Wittenbergo universitetą, kadangi jau prijaučia reformacijos idėjoms ir yra pakviečiamas
mokyti graikų kalbos. Būdamas tik 21 metų, jisai dėsto graikų kalbą. Ir pats Martynas Liuteris sėdi jo paskaitose ir lavina savo graikų kalbą, mokosi iš tiesų. Įdomu, kad šiuose namuose prie jo stalo susirinkdavo taip pat ir studentai ir atvažiuodavo iš tiesų daug žmonių iš kitur, ne tik tai vietiniai studentai. Ir vieną dieną jisai pasako tokius žodžius, kad štai 11 skirtingų kalbų kalbama prie mano stalo. Bet, aišku, susikalbėti jiems padėdavo bendra tuo metu lotynų kalba. Na ir Melanktonas be abejo reformacijos idėjas sistemina, remdamasis Liuterio tekstais, jis iš tiesų parašo Augsburgo konfesiją, Augsburgo išpažinimą, kuris tampa liuteronų bažnyčios teologinis tekstas ir jos esmę, jos skirtybės išreiškia nuo Romos katalikybės. Melanktonas taip pat šeimos vyras ir susilaukė vaikų su savo žmona, bet šitie namai nėra tokie įspūdingi, galbūt kaip muziejus šiandien, vis dėlto jie visai netoli Liuterio namų, toj pačioj gatvėj, taip kad abu bendražygiai iš tiesų gyveno keliasdešimt metrų vienas nuo kito. Melanktonas buvo jaunesnis už Liuterį. Jis buvo, nežinau kiek metų, bet žymiai jaunesnis. Tačiau Melanktonas buvo graikų kalbos žinovas. Ir Liuteris nesigėdydavo sėdėti jo paskaitos ir mokėsi graikų kalbos iš jo. Kai eisime prie dvasios šaltinių ir Kristaus, tapsime išmintingi.